Sveiki! Praeitoje laidoje, kaip atsimenat, mes gaminame šitas improvizuotas dureles, aš pasigaminau dar vienas, o šiandieną darysime stalčius ir visą tai sumontuosim į mano naują staklių stovą. O padės man mano sūnus Dominikas, kuris taip pat mėgina mokytis daryti kažką iš medžio. Sveiki, šiandien aš Dominikas. Šiandien aš tėčiui padėsiu šlifuoti dureles. Durelės eis čia ir čia, o čia per vidurį, kaip žadėjau, padarysiu stalčius. Pirmiausiai, norint teisingai padaryti stalčius, reikia labai gerai išsimatuoti tą erdvę, kurioje stalčius darysime. Darysime kaip visada iš eglės plokščių. Išpakuojam. Supjaustėm ant pjūklo stalo, atsimatuojam pagal brėžinį. Ir supjaustom. Dabar detalėse išfrezuojam griovelius. Jie bus reikalingi tam, kad įstatyti dugnelį. Pažiūrim, kaip tik telpa. Dabar iš fanieros išpjaunam dugnelį. Ir kontrolinis surinkimas. Šventa taisyklė. 9 kartus pamatuok, 10 pjauk. Tai gerai, kai nupjauni per mažai, o ne per daug. Tokią klaidą dar galima ištaisyti. Jeigu būtumėm nupjovę per daug, būtų reikėję imti naują fanieros gabalą. Na va, dabar puiku, galime surinkinėti stalčiaus dėžę. Truputėlis klijų ir 3 medvaržčiai. Taip pat visur suklijuojam, suspaudžiam ir po 3 medvaržtukus. Dabar dar įstatom tarpiukus, patikrinam kaip telpa. Šitas tarpinės naudojame sulygiuoti stalčių begeliam. Su įla pasižymim varžto vietą ir prisukam. Antrąją begelio dalį prisukam prie stalčiaus dėžutės 22 mm nuo dugno. Centrinė linija tiesa 22 mm. Dabar viršutinis stalčiukas panašiai taip pat. Visų pirma prisukam didesnėsias stalčių begelio dalis. Na ir kontrolinis surinkimas. Puikiausiai dirba. Dabar fasadų eilė. Šis medinis daiktas vadinamas rogės. Jisai skirtas skersiniam pjovimui pakankamai stambiagabaričių lentų. Kadangi šitos lentos plotis yra per didelis mano skersiniam pjūklui, tai reikia naudoti šitas roges. Greitai apšlifuojam ir nufrezuojam kraštus. Bus šiek tiek gražiau. Na ir dabar, kaip visada, nuobodžiausia dalis. Šlifuojam. Dar šlifuojam. Ir vėl šlifuojam. Dabar čia toks geras triukas. Pasižymėm skylės, prie kur bus tvirtinama rankinėlė stalčių. Ir per tas skylės prigrėžiam fasadą prie pačios stalčiaus dėžės. Ta pati padarom ir su viršutiniu fasadu. Tų skylių paskui nesimatys, kadangi ten bus rankinėlė.
O tada iš kitos pusės, jau 4 medvaršiais, prisukam fasadą. Dabar prisukam laikinas rankinėlės ir štai darbelis baigtas. Šiandienai tiek medinių bajerių brangiai, puikus stalčiukai pagaminti, galime dėti jos daiktus. Tiesa, kol kas nėra rankinėlių, kaip ir nėra rankinėlių ir vyrių ant šių durelių, bet palikime tai kitam kartui, kuris bus tikrai greitai.